varžybose. Tai trumpai, kas yra cyclocross varžybos, yra važiavimas vos ne su plentiniais dviračiais. Aišku, dviračio geometrija yra kitokia negu plentinio, bet važiuojam su 303 mm padangomis. Dažniausiai būna nuo 2 iki 3 km ratukai, labai sudėtingos trasos. Kas čia dar? Važiuojam realiai valandą laiko. Pirmi 2 ar 3 ratai, pirmo žmogaus nustato, kiek ratų važiuosime. Šiose varžybose važiavom gal 10 ratukų, dabar bijau sumeluoti. Buvo sunkios varžybos, neatsimenu kiek ratų. Atsimenu, kad vienu momentu mačiau tik tai 7 likusi ratai, likusieji. Taip, tai tuoj bus duodamas startas. Startas dažniausiai duodamas netikėtas. Nėra, kad 3, 2, 1 ir startuojam, yra tiesiog 10 sekundžių ir bet kada gali duoti startą. Tai dabar esam antroji eilėj tarp dviratininkų ir duoda startą. Iš karto visi braunasi į priekį, iš karto sprintuoja. Varžybos buvo vykdomos Vilniuj, Barbakano trasa. Varžybos Velos X, iš karto į kalniuką. Kalniukas tikrai status, toksai ilgas, pasijautė per kojas. Tai va, matome, esam į kažkur dešimtukę, už dešimtuko ribų, va šiandien pasiliekam biškelį. Jo, tai parodysim pilną ratuką, apžvelgsim viską, pažiūrėsim mano klaidas, mano krešus, jų buvo netgi 3. Tai šiandien va irgi dabar turim įkalnę, per šią įkalnę matau, kad turiu progą apsilenkti varžovus, tai iš karto juos lenkiu, kad paskui ant posūkių nestrikčiau. Tai apsilenkiau vieną, apsilenkiau antrą ir dabar per vidinę dalį neriu trečią apsilenkiu. Turim posūkiuką ir toliau jau važiuojame. Realiai, kom yra įdomus cyclocrossas, kad yra labai agresyvus važiavimas. Realiai valandą laiko, skaitykit, turim važiuoti visą laiką ant raudonų, nes čia ne plentas, niekur pailsėsim nebent nuo kalnių riedėdami. Dar įdomus dalykas, labai dažnai cyclocrosso varžybose būna įdedami laiptai. Taip, laiptai, per laiptus reikia bėgti, kas tikrai nepadeda, kojom labai būna sunku. Tai dabar irgi, kiek čia yra tai varžybų pradžia, tai va turime dabar tokią tiesę, sakykim, yra per tą takelį irgi iš karto užsidarinėjam tarpus, stengiamės pasivyti priekį, tai apsilenkiam ką tik Gustą, čia apsilenksim Utena Cycling narį, priešai save turim likusius Domą Maniką, Venantą Lašinį, Joną Maišelį ir kito dviratininko vardo nežinau tikrai. Tai va, kaip matot, dauguma varžybų pamatysit bus realiai pievoje, tai tuom ir išsiskiria šis etapas, dabar bus aštrus posūkis ir nuokalnė. Jo, tai cyclocrosso varžybose labai daug yra 180 laipsnių posūkiukų, tai va tą ir pamatysit per visas varžybas. Dabar įdomus dalykas, kas buvo prieš startą, tai važiavau apvažiuoti pažiūrėti trasos, bet ties šitą vietą prakirtau būtent iš šitos akmenis galinį ratą. Tai reikėjo iš karto ieškotis kameros, dėti kamerą, važiavau ne su tublesu, biškį streso prieš varžybas ir realiai ties šitą vietą pasibaigė mano trasos apžiūrėjimas. Tai skaitykit trasą, važiuoju pirmą kartą su jumis. Pirmą kartą irgi apžvelgiu ją, kaip sakykime, video, net dabar jau esu kelis kartus matęs. Tai va, kaip ir minėjau, 180 laipsnių posūkiukai, smėliukas, pieva. Tai va, būtent kodėl cyclocrossas išsiskiria nuo plento, kad yra 33 mm padangos, jos yra su gripu tokiu vadinamu, yra su šriftu ant padangos, kad daugiau būtų sukibimo. Taip pat dabar kylame į kalniuką. Per šią trasą turėjau 3 vietos, kur galėjau atsilošinėti laiką, kurį pralošdavau būtent techniškose vietose ant posūkio dažnai ir būtent per barjerus. Dar labai daug prisistabdau, nes
nebuvau prasitestavęs trasos, nekoju išsisegam, kad būtų saugiau. Tai varžybose realiai buvo 3 vietos, kur galėjau atsilošti laiką. Tai jau tas 3 vietas pravažiavom, buvo pirmas kalniukas po starto, tada po posūkiuko antrąjį kalnę ir vat būtent šitas trečias kalniukas. Ir dar, sakykime, šitoj vat lygumoj turėjau šansą pasivyt, bet lygumoj, sakykime, plius minus visi spaudė vienodai. Kodėl nėra datos, gali būti daug kam įdomu, tai važiavau be Garmino, važiavau su pulso juosta, bet Garminą palikau namie, tai datos nėra nei pulso, nei greičio, nei būtent trasos GPX-o, kad kaip atrodytų tas visas raizgalynas. Tai vėl 180 laipsnių ir bandom vytis savo priešininkus. Tai tuo realiai dabar šitoj tiesioj jinai yra nuo kalniuko, tai yra įbėgėjimas toksai, bet tuo greitai reikės vėl stabdyti, nes turim 90 laipsnių posūkį, už jo 180, tada vėl 90, vėl 180. Tai vatum ir yra įdomus tas cyclocrossas, nes yra labai daug posūkių. Taip pat privažiavimo dabar barjerus, per kuriuos dažniausiai sportininkai šoka, bet Lietuvoje žmonės turi per mažai talento per juos peršokti. Užsienyje tai yra labai dažnai naudojama praktika, sakykime taip. Ir va, realiai pravažiavome pirmąjį ratuką, vėl kilsim į kalniuką, tai ratukas, skaitykit, pirmasis gavosi 5 minutės, tai realiai turėtų būti apie 12 ratų, dar viskas spręsis kitame rate. Dabar vėl užkilom ant kalniuko, jau prisvejamės lyderius, tai kaip ir minėjau, savo prastus skillsus atidirbinėjau kojomis, kas paskui tikrai pasijaus. Vėlgi 180, dabar turėsim vietą, kur bus kalniukas. Turim prieš save vat būtent dviračių akademijos sportininką, kuris pirmą ratą labai per stipriai užsilaužė, per daug pasitikėjo savo jėgomis, į kalniuką jį apsilenkėme. Tai vat būtent dabar vat vejame, sakykime, lyderius. Venantas jau yra šiek tiek nutolęs nuo mūsų ir priekyje dabar turime Domą Maniką ir Joną Maišelį. Tai kas nežinot, Jonas Maišelis yra orientacininkas MTB, pasiekęs, man atrodo, pasaulio čempionate buvo neperseniausiai antras, taip pat Domas Manikas, turintis labai daug patirties būtent MTB ir cyclocrosso varžybose. Kas kažkiek domitės, sakykime, dviračių sportu, tai tikrai jį žinosite. Šokam, biški vėl neturiu technikos užšokime, tai va tas ir yra problema, sakykime man, bet nieko. Prieš 2 metus važiavom, buvo gerai, jau buvau pramokęs, dabar vėl prisiminsim skillsus, viskas bus gerai. Tai dabar, sakykime, va, buvau prisivijęs lyderius, vėl tarpas atsidarė, užsidarinėjom tarpą, bet tuoj pamatysit pirmąjį mano failą. Ir griuvimas, jisai nebuvo kažkoks labai skausmingas, nieko, tiesiog ant žolytės nuslydo, nežinau dabar, turbūt kad galinis ratas, nes pradėjau per anksti akceleruot ir būtent prasisuko ant žolės, nes nu vis tiek šlapiai jinai buvo. Taip, tai dabar vėl turim atsidariusi dar didesnį tarpą, tai vėl ką darom, naudojam savo energiją. Kaitinam kojas, būtent taip uždarinėjom savo klaidas. Realiai dviratis, su kuriuo važiuoju, yra KTM Alu 10 Pro modelis tikslus. Yra aliumininis dviratis, kaip jau supratot iš pavadinimo. Jį nusipirkau vakar irgi rinkau, bet kaip paaiškėjo prieš startą, šiandien dar jį dasirinkau. Biški techninių problemų, bet nieko, viską sutvarkėm. Tai ant dviračio ką pasidariau, tai užsidėjau savo plentinius ratus. Jie, sakykime, yra lengvesni, bet tikrai nepatikimesni, bet šiuo atveju dviratis
atėjo su labai sunkiais aliumininiais ratais, tai juos buvo iš karto verta man pasikeisti. Ir važiuoju su Schwable G1 baitais, jei neklystu padangėlėmis. Labai standartinės, daug kas važiuoja su jomis. Dabar padriftinom ir vėl kalniukas. Ir vat, kaip ir minėjau, šitoje vietoje labai daug laiko užsidarinėjau. Tai va dabar apsilenksime Jono maišelį, kuris biškį straglina. Jonas būtent važiavo su plentiniu dviračiu, ne su graveliu, ne su cyclocross tipo, bet plentiniu. Jisai yra kietesnis, tai gali būti dėl to problema, sakykime, tiek pačiam cyclocross'e, kad jisai per kietas yra, per daug viskas surenka, per daug viskas jaučiasi. Vėl koją išsisegam, vėl tas posūkiukas. Šioje trasoje turėjau vieną posūkį, kurio niekaip negalėjau išimti tinkamai ir kuo toliau ėjome link varžybų galo, tas posūkis ir pati visa trasa buvo žymiai daugiau išmalta. Sakykime, išvažinėta dviratininkų, tai kai kuriuose posūkiuose jinai tapo ir slidesnė, atsirado vėžios, kur, sakykime, patie sportininkai tas vėžias gali iššokti ir jų neišmeta, sakykime, ir taip išima posūkį, bet mane vis dar išspjauna, vis dar sako, nepritampi, reikia pasitreniruoti. Taip, tai iki Domo Maniko dabar buvo kažkur, sakykime, tarpas apie 10 sekundžių. Tai vat dabar ir būtent reikia tą tarpą uždarinėti. Tai ką ir darysiu, ką ir stengsiuos, jei neklystu, Domas dviejose vietose padarys mini klaideles. Vieną vietą ant posūkio per daug užstabdys ir vos nepaslys, ir kitą vietą per barjerus. Dabar žiūrėdami video galėsim to momentu išlaukti. Pačiam važiavimas varžybos tikrai neprailgo, bent jau pirma dalis. Paskui buvo pagautas vadinamas bonkas. Tada varžybos tapo šiek tiek mažiau smagios. Bet nieko iš klaidų mokomasi, viskas bus gerai. Sekantis etapas, jei neklystu, bus Utenoje. Tai vat, kas nesat susiplanavę nieko, tai galite užeiti netgi į Velos AX Facebook puslapį, tenais pamatyti visas datas ir vietas, kur vyks varžybos. Dabar per kalniuką irgi sutraukinėjom tarpą iki Maniko. Sakykim, pulso nieko nesimato, bet gali spręsti pagal sunkumą iš mano alsavimo, mano kvėpavimo. Tai vietose, kur daug pušinų, tai tas kvėpavimas tikrai intensyvėja. Dabar irgi ant posūkio buvau paslydęs, bet standartiška situacija šitose varžybose man. Nes kadangi dėjom kamerą, kad kameros kiurdint, tai realiai reikia ją daugiau įpūsti, automatiškai kas gaunas padanga kietėja ir praranda gripą. Tai va, ant posūkius šiek tiek ir slidinėjau. Dabar važiuojame palei pilį, yra viena vieta, kur galime daugiau išlošti nei važiuodami per žolę, nes yra lygesnis paviršius. Tai kas dar man labai padėjo, kad mano KTM-as atėjo su 1x12 sistema, ką tai reiškia, kad yra viena žvaigždė priekį ir 12 bėgų gale. Pavarų diapazonas, jei neklystu, mažiausia žvaigždė 10, didžiausia 44 ir 45, tai vat į kalniuką tikrai nebuvo sunku. Priekinė žvaigždė buvo 40 dantukų dydžio. Tai dabar irgi sutraukinėjom tą tarpą, jau matom, iki Maniko jisai tikrai mažėja po truputį. Dabar jo, dar jau sumeluoti, ar šitoje vietoje jisai padarė klaidelę, ar dar kitam rate. Man atrodo šitoje vietoje, nes labai priartėjame. Jo, tai vėl galime matyti. Tai jo, tarpas iki Maniko tikrai mažėja. Stengiamės paskui išimti. Šita vieta, sakykime, buvo tokia viena iš pavojingesnių, nes yra Statinokalnė ir
nesakyčiau gal, kad 180 laipsnių posūkis, realiai tenais galima išimti stačiau, bet buvo sudėtinga. Tada čia jau yra pasidariusios vėžios, po dešinę turėjom kažkokį kelmą kupstą, kur galima buvo įkalt ir vačinais, kur linijos ant žemės buvo akmenys. Tikrai pavojinga vieta, pasliukas per smėliuką, jau atsiradusios vėžios, bet nieko tokio. Dar esam tikrai švieži ir dar klaidų nedarome. Kol kas. Taip. Ką mes čia turime? Realiai kas buvo labai smagu, kad susirinko tikrai daug žmonių. Nežinau, kiek dviratininkų entuziastų, kiek šiaip paprastų žmonių žiūrėjo, bet vieta tikrai buvo įspūdinga. Ačiū organizatoriams, kad tokie jie vietoje sugalvojo daryti. Vėl turime kalniuką ir vat būtent per šitą kalniuką žinau, kad tikrai gerai sutrauksim tarpą. Nes va, jisai neperseniausiai užkilo, mes irgi pušinam tikrai daug. Taipogi va šitas va poskis su kiekvienu ratu vis tapo labiau išmaltas ir sunkesnis. Va, matome Joną su Dviračių akademijos atstovu kylantį dar vis kalniuką. Tai iki jų tarpas jau, sakykime, buvo gerų 15 sekundžių. Jautėmės, sakykime, kažkiek saugiau. Realiai tai, nežinau, man taip žiūrint per video, tai atrodo gana nuobodus tasai važiavimas. Bet per varžybas tikrai buvo smagu, kas nesat išbandę ir, sakykime, gal baimintas, kad neturit cyclocrosso dviračio, tai galit su tuo pačiu gravliu ar netgi MTB tipo dviračių važiuoti Open klasėje. Jei neklystu, jie važiuoja ar 45 minutės, ar 50, sutrumpintą laiką, bet važiuoja tokią pat trasą. Tiesiog, kad Open klasėje leidžiama važiuoti su būtent visokio tipo dviračiais. Tai vėl sutraukinėjom, pasukiukas. Šitą vietoje pavykdavo, sakykime, ir pasikeltą greitį ir taip pat pailsėti, nes nuokalnė buvo tai žymiai lengviau. Sakykime, gal šiek tiek biški pavojinga vieta buvo, kad nesulaukti atidarytų durelių, nes važiavom šalia mašinų. Tai vis pasukiukai, vis žolytė. Vat būtent šešėliuose ta žolė buvo tokia, sakykime, šlapesnė. Mažiau patikimesnė buvo. Barjerus nešokam, šokam ant dviračio. Realiai nieko nebuvau pasipraktikavęs prieš varžybas. Su dviračiu tiesiog parmyniau iš darbo iki namų, nuo namų iki darbo ir nuo darbo iki varžybų. Tai jo, šeštadienį dar dirbau parduotuvėje pas save. Tai nebuvo pilnas fokusas, sakykime, varžybom, bet tos kelios valandos tikrai nemanau, kad pakenkė. Vis tiek važiuojam labiau dėl saugumo. Va, tai va šitoj vietoje per kalniuką labai arti sutraukėm Maniką, nes jį jau matome realiai prie pat savęs. Tai gal šiek tiek ar atsipalaidavo, ar jau pradėjo, sakykime, pakritinėti per kojas. Tai va per pirmąjį kalniuką sutraukėm ir dabar va yra antrasis pakilimas ir per jį tikrai tarpas ženkliai mažėja. Nežinau, buvo per varžybas pagavęs azartas, kad dabar turiu momentą dasitraukt. Ir, sakykime, gal šioje vietoje jisai jau pamatė, kad aš esu šalia ir gali būt, kad, sakykime, gal ne tiek, kiek užstresavo, bet pradėjo irgi daugiau važiuoti virš savo limitų. Ir tuoj, vat, būtent ant posūkio pamatysim pirmąją Maniko klaidą. Jo, tai, sakykime, jau visiškai esam šalia, tai vat būtent per tas dvi vietas, per tuos du kalniukus išėjo labiausiai sutraukti jį. Dabar jei tiksliai pamenu, bus blogas mountas, jo, iš karto šokom, sunki pavara ir praradom tą momentinį, sakykime, greitį. Vėl tas tarpelis atsidarė. Bet jeigu pasižiūrėsit ant to pasukiuko, bus pakilęs toksai dulkių kamuolys. Tai ką reiškia, kad buvo
aštriai užstabdyta, tai turbūt irgi, kaip vadiname, buvo užpiltos akys, kažkiek per vėlai susigriebė, gal paslydo ir vat matome, va, dulkių kamuolys ir doma žymiai sulėtėjusi. Tai vat irgi dasitraukiam. Ir dabar artėjame iki 3 vietos, kur tas tarpas galima būtų uždaromas. Darysim ataką į kalniuką. Nes kaip ir šnekėjau paskui su Venantu, taktika yra tojo, kad pagavus varžovą reikia jį atakuoti, sakykim, ir kadangi mano situacijoje neturi daug technikos, tai reikia atakuoti netechniškoje vietoje, kad galėčiau padaryti kuo didesnį tarpą, kuo sunkesnėje vietoje, nes, sakykim, vis tiek Domas jau tikrai tiek daug nesportuoja, kaip, sakykim, kaip aš, vis tiek mažiau mina, mažiau laiko gal skiria tam, važiuoja grinai iš technikos. Tai jo, tai va, sakykim, tose sunkiose vietose, va dabar kaip kalniukose tikrai trūksta to jo aštrumo, pajėgumo, tai per jas ir sutrauksime. Ir būtent po to kalniuko yra 3 ar 4 posūkiai ir tiesioji. Tai va irgi puikiai vieta daryt atakai, užtempimui, didinimui tarpo. Jo, pravažiuojam per akmenis, posūkis, kalniukas ir dabar nepasakyčiau, kad pušinau all out, bet man atrodo tikrai buvo gana netoli to. Galėsit iš kampavimo suprast. Tai jo. Dabar tarpą vėl dasitraukiam, bet kadangi vėl tokia techniška vieta, jam vėl pavyks, sakykim, šiek tiek atitrūkti. Bet tada bus tiesioji, dabar esam pasigavę tiktais pirmąjį sportininką jau ratu, tai šiek tiek jie mums, sakykim, maišė trasoje. Aišku, gal per varžybas buvo ir užrekta, parekta ant jų, bet, nu, varžybinė situacija, atsiprašau iš anksto ir už kitas varžybas irgi, jeigu bus, kad parėksiu, išvadinsiu kažkokiais negražiais žodžiais. Bet toks jau tas įkarštis varžybose. Jo, tai va, turime dabar Vilkaviškio atstovą, kuris ar negirdėjo, ar tiesiog, bet vis tiek pasitraukė, tai ačiū jam. Sakykim, gal Domas šiek tiek už jo sulėtėjo. Man pasisekė, kad jisai pasitraukė. Tai vat, esam jau visiškai šalia. Bet dabar kas yra šitoj nuokalnėje, tiesioje neplanavau į Domo atakuoti, nes artėjo barjerai. Per barjerus jisai gali tikrai atsiplėšti ir bus ta ataka tokia neveiksminga. Jo, tai darome paskiuką, laikome gana mažą tarpą. Jo, ir dar vienas posūkis ir bus barjerai. Ir kas atsitiko, jam šokant ant dviračio, aš kiek jau suprantu iš video, jam pasisuko balnelis, nes va matome daužo, sulėtėjo, nukrito tempas, poweras neužmetė ir mūsų vieta atakai. Tai iš karto atakuojam į kalniuką, į tą vietą, kur mes tikrai galime atsidaryti didelį tarpą. Tai čia irgi einame vos ne maksimumą. Iš pradžių stengdavus nesistot, kad, sakykim, išlaikyti tą momentinį greitį, taip pat ir kojų be reikalom neužkirdinėt. Sakykim, gal žiūrint dabar video, reikėjo dar šitoj vietai pabandyti daugiau papušint, bet irgi iš karto tada posūkis. Reikia stengtis galą laikyti šviežią, kad nepadaryti klaidų. Dabar va, vėl turim antrą pakilimą ir vėl pušinam tikrai daug vatų, ko nesimato. Nes ir, sakykime, ant dviračio neturiu power meterio, nes čia yra važiuojama su MTB pedalais. Aš turiu tik tai Asioma plentinius pedalus kaip power meterį. Tai sekančiose varžybose irgi tikrai vatų nematysit, matysit tik tai greitį, pulsą ir GPX-ą. Jo, tai dabar
turime, jo, važiuojame vėl palei pilį. Tai sekančios varžybos, sakykime, šiandien įkelsiu video, tai šiandien yra šeštadienis, sekmadienį dar važiuoju MTB maratonų taurę. Važiuosiu 3 ratus su elitu, tikras vyras, MTB varžybas važiavau gal prieš metus ar 2, irgi kažkas panašiai, tai irgi žiūrėsim, kas bus. Tikimės gausis geras rezultatas ir geras kontentas jums. Tai va, dabar nežinau, kiek yra tas tarpas iki domo, bet vėl turim tiesią, kur, sakykime, irgi yra jau rūkšta, nes yra po 2 kalniukų, po laiptų, kojas tikrai skauda. Pasyvėjame dar vieną nabagėlį, kaip pavadinsim šį kartą, pagautą ratu, bet jisai vat iš karto mus praleidžia, nesistumdo, nebando sutrukdyti mums važiuoti. Šitoje vietoje, jeigu pamatysim šaligatvio, buvo tokia duobė, tai kartais pavykdavo jos išvengti, kartais ne, kartais pamiršdavo apie ją. Nežinau, jeigu dabar žiūrėsit lyginant su praeitais ratais, tai vat posūkiai tampa minkštesni, ant žolės matosi, jinai išmalta, va jau yra ir vėžios mane labai sulėtina, tai va šitoje vietoje domas turbūt tikrai prisitraukė prie mane, sumažino tą tarpą. Jo, tai vėl vėžios akmenukai ir artėjom prie varžybų kulminacijos, kur, sakykime, buvo padaryta klaidelė. Jo, tai čia buvau išsisegęs koją ir tą koją bandžiau įsisegt ir tada kažkaip užkliuvo už rato, įsikišo į ratą, nežinau, kas ten buvo, bet užstrigo koją, praradau greitį ir domas aplenkė mūsų ant posūkio, bet per daug nesivarginam, nes artėja kalniukas, tai kalniuką vėl jį bandysim atakuoti. Kulkų buvo daug, bet tos kulkos pamažu baiginėjasi. Čia va irgi užstrigau ant upelio. Va tas ir yra, kad labai daug kainuoja tos klaidos, nes atakų darimas tikrai nelengvina varžybų, o ypač jeigu dar reikia taisyti savo kojomis tas visas klaidas, tai jų tikrai nepadarysim milijoną. Ir dabar posūkis, gal šiek tiek per greitai ir nugriuvau. Tai šitoje vietoje praradau savo pirmumą prieš domą, išsimušiau, sakykime, iš tokio ritmo ir dabar, kaip matot, palei video medžiagą išsimušė būtent man kamera. Tai kadangi po būties nusimušė man kamera, filmuoju realiai apačią. Tai dabar pamatysit mano likusius feilus, įdomesnės vietas, paslydimus ar kažką. Tai šito stengsiuos nekomentuoti, nes turbūt jau nėra labai įdomu. Tai padarysiu part 2, kur įkelsiu needitintą medžiagą, bet jau nebebus komentavimo, tiesiog jeigu kam bus įdomu, galėsit damušti likusias 30 minučių mano kankinimuose, alsavimo ir nežinau, nes realiai dabar visus feilus parodysiu, visus kasekus. Dar bus susistumdymas vienoje vietoje, tai viską pamatysit. Tai gero žiūrėjimo. Dabar užleisiu muzikytę, part 2 turbūt irgi bus su muzikytė. Viso. Пизда! Эй, мой! Баба, ну! Бля! Бля!
Jau laktatas daužo. Kažkokia čia nesąmonė. Nebenoriu. O, dešinę dabar. Aš lenksiu. O, dėk. Dabar tikrai neišspysiu. Oi! Publika, kur palaikymą? Kur palaikymas, publika? Davai, op, op! O, professional! Pravažiavo, reiškia.